Tai vienu žodžiu šiandien irgi tokia tema, kur reikėtų visą tiesą pasakyti. Taip, ekologija jau čia dabar. Ką čia apie tą ekologiją, nėra čia labai ką šnekėti. Viskas čia ir taip aišku. Tai išeini į laukus, į miškus, pasižiūri, kaip ten viskas vyksta, ateini ir darai. Tai nėra ekologinis taip, kaip kiekvienas mes žmogus įsivaizduoja. Tai yra tam tikros taisyklės nustatytos ir pagal tas taisyklės mes turime dirbti žemės ūkį. Ir vieniem atrodo, ta prasme, iki kokio lygio čia ta ekologija, nes yra atseit ir lietus užteršti, ir vandenis užteršti, ne, va tokie eina. Bet yra labai griežtos taisyklės nustatytos pagal ES direktyvas ir ūkiai sertifikuoti privalo jas laikytis. Visi ten kaip pardavinėja, sako, mes irgi ekologiškai auginam, aš irgi ekologiškai, bet žmonėm, tai, žmonės šiais laikais labai nepasitikė nekom, tai būtinai reikia sertifikuoti, nes jeigu tu normaliai viską darai, tai ten, nėra problemų su sertifikatu. Tai papildomai ten vieną dieną darbo kažkur prisideda, kad dokumentus susitvarkyti, o visą kitą, tai, aišku, ten yra taisyklės, bet perskaitytas taisyklės, jeigu tu darai geriau negu tose taisyklėse parašyta, tai nėra problemos su to sertifikatu. Tai mes irgi ten visiems, kas pardavinėja, ten šalia mūsų žmonės, tai visiems irgi rekomenduojam ten susitvarkyti tą sertifikatą, nes visi labai bijo to sertifikavimo. Nežinau, faina ten ta direktorė, fainus darbuotojai Ekoagrose, viskas ten paprastai pasidaro. Jeigu ūkis nedidelis, tai ten ir nedaug tai kainuoja, tai paėm ir susitvarkai. Jeigu iš tikrųjų tu dirbi ekologiškai, laikaisi visų taisyklių ir principų, tai tiesiog sertifikuotis, tai yra vienintelis pasitikėjimo ženklas pirkėjui, kad tu iš tikrųjų laikaisi tų taisyklių. Tai ten reikia pabaigti kursus ekologinio, pradžia mokslis ten toksai, paskui pasideklaruoja ir atvažiuoja ten patikrinti, kaip tu čia viską darai. Ten žmonės atvažiuoja, pasikalbi su jais. Žurnalą reikia ten pildyti. Labai ten paprasta tą žurnalą pildyti. Žmona supildo visą. Jeigu visur sąžiningai elgiesi, tai tau viskas paprasta. Tai taip pat ir su ta ekologija čianai. Jeigu tu viską normaliai darai, tai koks tau skirtums, kad čia atvažiuos kažkas tikrinti. Šiandien rytoj man gali atvažiuoti patikrinti. Man tai vienodai. Tai atsipūtęs ir gyveni. Guli čia gamokė. Bet ekologinis ūkis tai toksai yra, kur yra pagrindiniai principai, ne? Tu negali tręšti trąšom, tu negali žolių naikinti herbicidais. Yra, pavyzdžiui, nuo vabzdžių ar ligų, yra leistini preparatai, bet tie preparatai yra biologinės kilmės ir kurie jie visiškai atbaidantis vabzdžius, bet ne tai, kad tu išnaikini visą gyvybę žemės. Tiesiog tu daliniesi derlių su gamta, tu turi dalintis, tu netenki dalies derliaus, tu neužaugini taip, netokie gražus ir švaizdžios daržovės yra, dabar ridikėlius nukapojo spragės ir lapai bus sukapoti. Pradėjom prekiauti turgui, tai žmonės labai klausia, tu pasakai ekologiškai, sako, ar turi sertifikatą, tai mes pirmus ten metus tai vežiodamas sertifikatus viską rodydavom. Dažnai būdavo, kad žmonės prašydavo parodyti sertifikatą, bet mūsų toksai atviras tas būdas, kad mes daugiau netgi rodom, žinai, žmonėm, kaip auginam, visus kviečiam čia. Tai dabar kaip ir neklausinėja, bet vis tiek tu jį turi visada po ranka, jeigu kažkas sugalvoja paklausti. Ką žinau, viskas užauga. Jokių čia problemų labai nėra su ekologija.